Labas. Labas rytas visiems. Labas rytas. Ir mes su Paulium vėlgi čia ir kažkaip tai norisi vėlgi su jumis pasisveikinti ir pasidalinti dar tais turtais, kuriuos Paulius turi. Nes po pirmo mūsų to video, kurį mes padarėm apie coachingą, buvo labai daug tokio ir komentarų, ir tokių žinučių, kad ačiū, ir tokio susidomėjimo. Ir tada sakau, Pauliau, padarom dar, nes labai kažkaip kokį vertingą turinį ir kažkiek tai savo vertingo žmonės pasiima iš viso to. Tai pagalvojau, kad norėčiau padaryti dar. Ir pasikviečiu, ir šiandien tokia ta tema, galvoju, pas mus gimė apie bendravimą, ne? Kaip coachingas galėtų padėti bendravime ir kas vyksta tarp žmonių, kai jie nesusikalba. Gera tema. Ne, čia pratęsiant tą mintį, kad gal net šiandien nebūtinai apie coachingą taip visai. Aš tai siūlau pakalbėti apie bendravimą ir pažiūrėti, kur čia gali mums mintys, idėjos, principai, kuriais vadovaujasi coachingas, padėti susikalbėti ten, kur galbūt įprastai nesusikalbam. Ir gali būti čia, pamenat, mūsų piešinį iš praeito karto, kur, kai mes kalbėjom apie coachingą, kai būtinai yra pora dalyvių, mažiausiai 2 dalyviai, ne? Yra 2 žmonės, kurie yra santykiai ir kurie bendrauja. Ir čia labai gražus buvo pasakojimas, kaip susikalbėjo ir nuvažiavo. Teisingai išsiaiškino, ko iš tikrųjų nori. Ir kita vertus, ne visada taip gražu būna gyvenime, kai žmonės kalbasi ir susikalba. Gali būti, kad nesusikalba ir tas nesukalbėjimas įvairiausių formų gali įgyti. Viena iš formų tai yra prieštaravimas. Vienas sako taip, kitas sako ne, prieštarauju. Tai siūlau pasižiūrėti į tam tikrą procesą, galbūt į struktūrą prieštaravimo, nes prieštaravimas turi savo struktūrą, kaip ir bet kokia komunikacija turi savo struktūrą. Tai, kad jau čia piešinys, aš jums leidus ir čia piešinį nupiešiu, kaip gali atrodyti prieštaravimas. Įsivaizduokim, yra vienas žmogus, kažką tai bendrauja su kitu žmogum ir įsivaizduokit, kad sako, štai, prašau, aš tau siūlau dovaną. Manau, kad reikia daryti taip. Čia su kaspinėliu periškim tą dovaną, o kitas žmogus sako, ne, jokių būdų, aš nesutinku. Ne, didelėm raidėm yra nesutinku. Ir klausimas mums gali kilti, turbūt turim tokių situacijų visi ir pakankamai dažnai. Kažką pasiūliau, ypač ką daryti, ir kitas žmogus sako, ne, nesutinku. Arba mums kažkas pasiūlė ir mes praktiškai nesusimąstydami sakom, kai kuriais atvejais, nesutinku, prieštarauju. Ir dažnu atveju, kas vyksta, įsivaizduokim dabar, įeikim į tą momentą prieštaravimo, kas vyksta viduj, kai aš tau pasiūliau ir gavau atmetimą. Ne, nesutinku. Arba tai nesąmonė. Dažniausiai, ką mes galvojam, prisiminkit tokį šviežiausią atvejį tokio. Dažnai mes paimėm ir pagalvojam, kad prieštarauja mums asmeniškai arba tam, ką mes pasiūlėm. Teisingai. Nes klausimas yra didelis klausimas, kurį kažkokiam didelėm raidėm norėtųsi užrašyti. Tai kai nesutinka arba prieštarauja, tai klausimas, kam prieštarauja. Ar ne? Kartais galvojam, kad žmogui. Kartais galvojam, kad idėjai. Ar ne? Pasiūlymui. Bet jeigu pagalvotume, truputį įlystume į galvą dabar to žmogaus, kuris nesutinka. Ir lygiai grečiai įlystume į galvą žmogaus, kuris siūlo kažką. Aš siūlau tau nueiti pasivaikščioti į parką. Nesutinku, nenoriu. Arba aš siūlau greitai prabėgti, reiškia, pabėgioti po parką, pavedžioti šunis. Nesutinku.
Dažniausiai mes turim tokią grandinę, jeigu pažiūrėtume, žmogus iš tiesų prieštarauja ne šitam dalykui, bet iš tikrųjų galvoje įvyksta tam tikra grandinėlė minčių. Dažniausiai kažkelintam lygyje tas žmogus, kuris prieštarauja, pamato arba pamano, kad tas pasiūlymas gali pakenkti kažkam, kas yra svarbu. Na, pavyzdys, galbūt darbiniai pavyzdžiai gali būti arčiau teisybės. Mes turim kokią nors darbinę situaciją ir vienas kolega kitam siūlo, kad reikia dabar imtis tokių tai veiksmų, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, jeigu tai yra pardavimo kompanija ir prisimenant įvairias, kad ir telekomunikacinės patirtis, tai reikia pervilioti vieną kitą klientą iš konkurentų. Kaip pavyzdys. Va, pasiūlymas. Kai kas gali sakyti, kokia puikia idėja, bet kai kas gali sakyti ne. Ir kokią grandinę mes atsektume, ar ne? Kodėl galėtų prieštarauti žmogus puikiam pasiūlymui pervilioti vieną kitą konkurento klientą? Kažkuriam lygmenį šitas žmogus gali pamatyti, kad šitas veiksmas paleis laviną, kuri gali atvesti į situaciją, kai mes pradėjom kainų karą. Ir tai situacija, kuri yra kainų karas. Ir ko gero, kas prekyboje pardavimuose dirbot, galėjot susidurti, ypač kur rinka nedaug rinko žaidėjų. Vienas pradeda periminėti kitus ir kokiam trečiam, ketvirtam žingsnį gali kilti kainų karas. Yra visa grandinė. Taip, gal aš paimsiu vieną klientą, čia bus truputį eurų prisidės, tada gali būti, kad gausiu atsakomųjų veiksmų, tada tie eurai nueis žemyn, nes aš savo klientus turiu išlaikyti ir tada turim kainų karą. Ir prieštarauja iš tiesų ne pasiūlymui imtis veiksmų ir perimti vieną kitą konkurentą, bet prieštarauja kainų karui. Todėl sako, kad nesutinku. Tuo tarpu, kad šitas žmogus gali turėti irgi grandinę, kodėl mes tą siūlom ir gal ta grandinė trumpesnė, tai mes uždirbsim eurų. Paimsim klientą, pataisysim savo rodiklius, ar ne? Ir galbūt ta grandinė čia ir baigėsi. Ir sako, kokia puikia idėja. Ir gali kilti klausimas, tai tvarkoj, gali būti tokie procesai, kuo čia gali būti naudingas coachingo priėjimas ar coachingo metodai. Kai mes galvojam, kaip šitiem žmonėm galima būtų susikalbėti. Įsivaizduokim, kad šis žmogus išgirdęs pasiūlymą arba išklausęs kito žmogaus nori teikti jam dovaną, galėtų klausti. O sakyk, prašau, kodėl būtent tai? Ne, galėtų klausti. Kodėl būtent tokį veiksmą siūlo arba kodėl būtent šitokių priemonių imtis siūlai? Tas žmogus galėtų atsakyti. Tai mes gausim papildomų eurų, papildomų pajamų. Tas žmogus tada galėtų klausti, kas dar mums yra svarbu šalia pajamų. Nes pajamos tikrai svarbios, jeigu kalbam apie pardavimus. O mums dar svarbu, kad tos pajamos būtų ir po mėnesio, ar ne? Kad, reiškia, būtų ir vieną mėnesį, ir antrą mėnesį, ir trečią mėnesį. Kas dar mums svarbu? Kokiais būdais mes galim užtikrinti, ar ne, tos dalykus? Mes norim, kad mūsų, kada mes gausim šitas pajamas, kas dar mums svarbu, kad mūsų klientai būtų gal. Ir mes iš esmės kažkurioje vietoje prieisim prie to, kad, kaip pavyzdys, mes norim mūsų organizacijai, pavadinti žodžiu gerovė. Mes norim tam tikros finansinės ir kitokios gerovės. Lygiai taip pat į šitą pusę galėtume klausti. Ir tai kodėl tu prieštarauji? Ne, kodėl tu prieštarauji? Taigi tokia gera idėja. Ką tokio svarbaus tu gini šituo savo prieštaravimu. Ir mes po kelių žingsnių, ko gero, galėtume prieiti kaip priešos kainų karui, kur irgi yra ta pati gerovė, mūsų organizacijos gerovė. Aš prieštarauju tam, kad šito veiksmu mes sugriautume savo organizacijos gerovę, nes prasidės kainų karas, per karą gerovės nėra. Ir kas dabar pasikeitė? Ir vienas suprato, kad nori sukurti gerovę, ir kitas suprato, kad nori sukurti gerovę. Ir tai mūsų puikus pašnekovas, coach, jeigu pamoderuotų šį pokalbį, tai iš tikrųjų užduotų klausimą abiems.
Tai jūs norit to pačio. Tai kokie būtų geri būdai arba geriausi būdai, kaip tą gerovę pradėti kurti? Kokie būtų geriausi būdai dabar, kad atrasti kažkokį kelią, kuris priartintų mus prie to, kas abiem yra svarbu. Ir staiga, vietoj prieštaravimo, aš tau siūlau, o aš atsisakau, iš tiesų mes staiga iš to prieštaravimo galim išgliaudyti situaciją, kurioje mes abu norim to pačio. Ir iš prieštaravimo mes turim konstruktyvų, bent jau sąlygas turim konstruktyviam pokalbiui, kuris leidžia ir suprast, ko norim ir kodėl tai svarbu ir ką dabar galim daryti, kad tą svarbų dalyką įgyvendintume. Sonata. Wow, Pauliau. Aš, žinai, klausiau tavo viso to pristatymo ir galvojau, aišku, čia versle taip yra svarbu, bet galvoju, jeigu šitą formulę matytų ir žinotų, kiek šeimų taikiai gyventų. Tas pats. Žiūrėkit, ginčas šeimoje, ar ne, susikivirčio. 2 vaikai, nesvarbu, vyras su žmona, vaikas su mama, brolis su sesė, iš esmės tas pats vyksta. Kažkas kažką pasakė, kažkas atmetė, tas supyko, tada tas supyko atgal ir turim peštynės. Teisingai? Čia, jeigu šeimos atveju, pabandykit, labai gerai veikia. Šeimos atveju įsivaizduokit, kad įvyko konfliktas, kivirčas, dažniausiai jis įvyksta per kokią minutę arba greičiau. Teisingai? Tai čia mane viena mano mokytojų išmokino, tai sako, kai toks atvejis vyksta šeimoje, sako, trintukas labai geras yra instrumentas. Pasimkit, staptelkit, kad dabar, mes jau dabar pykstamės. Tai ištrinam paskutinę minutę. Ištrinėm, pamiršom, sugrįžtam į tą momentą, kai dar buvo gerai. Ir tada iš tos pozicijos mes galim turėti šitą dialogą. Tai tu siūlai tą, nes nori ko, o aš prieštarauju arba prieštaraučiau kodėl, nes ginu kažką svarbaus. Tai čia jau ne 2 patarimai, Pauliau, fantastinė, ne vienas. Piešinį atliktų trintuku. Nes, žiūrėkit, svarbus dalykas yra, kai mes jau susikivirčiam, labai sunku susitarti tuo momentu. Tai mums, aišku, reikia susitvarkyti su savo būsena. Tai vienas iš smagių, labai tokių vaikiškai skambančių, aš jį bandęs ne kartą gyvenime, sustojam, ištrinėm minutę, jeigu reikia 2-3 ir tarsi pakartojam iš tos vietos, kur dar buvo gerai. Kad tokie dalykai vyktų, tai man atrodo, tų pykčių sumažėtų labai ženkliai. Bet kad mes gebėtume sustoti toj pauzę ir iš tikrųjų sutiktume, duotume tą vidinį sutikimą, kad ištrinti. Bet tai yra labai išmintingas patarimas. Tai va, tai pasinaudokit, ištrint ir kai ištrinėt, sustojot, tada patyrinėt, o kas tokio vertingo tu siūlai, siūlydamas šitą dovaną, ką tokio vertingo tu siūlai, nepriimdamas tos dovanos, ką tu vertingo bandai apsaugoti. Ir nustepsit, kaip dažnai tai yra tas pats dalykas. Tai trumpas ryto pusryčiams jums tokio peno pamastymui ir pritaikymui. Tai ačiū, Pauliau, iš tikrųjų, be pusryčiaujant galima pagalvoti, su kuo šiandien galima kažkaip tai santykiai pagerinti, kur galima trintuką įsidėti. Ir tiesiog linkiu geros skanios kavos ir sekite mus su Pauliumi, netrukus mes turėsime vėl naujų įvykių, vėl naujų webinarų renginių. Tai sekite ir užsukite ir tai, kuo galit Paulius pasidalinti, man atrodo, vertinga kiekvienam. Tai iki kitų susitikimų. Dėkui, iki.